dideliai daliai žmonių siejasi ligoninė su pasveikimu, o tiem, kuriem nebėra vilties pasveikti, reikia kažkur prabūti tą likusį laiką, tai griūva visa našta ant šeimos. Ir iš tikrųjų ambulatorinės pagalbos Lietuvoje vaikam paliatyviai terapijai nėra iki šioliai. Tai yra būtina. Tegul tų vaikų būna maždaug 10 vaikų per metus, bet tai yra vis tiek žmonės, šeimos, kuriems reikia gyventi. Norėjau pasakyti, kad labai auginant neįgalų vaikas labai susidurėm su visuomenės požiūriu, kad daug netolerancijos atsiranda kai kuriuose situacijose, kuriuose tas pasireiškia labai. Netgi elementariai autobuse kartais yra tie aštrūs žvilgsniai nužvelgiami, bet aš kadangi išmokau, vaikas yra mano, aš jaučiuosi, kad pilnavertis. Aišku, tam tikri niuansai ir sveikatos visą kitą, bet tiesiog noris, kad daugiau priimtų. Ir iš tos galbūt įstatyminės pusės, kad ir priemonių gavime, čia buvom susidūrę su problema dėl vežimėlio gavimo. Gavom vieną vežimėlį ir jis yra skirtas 5 metam, bet vaikas, kadangi auga, tai labai sudėtinga yra kitą gauti, kad jeigu situacija keičiasi, kad ir po 2 metų ar kažkiek. Vėlgi reikia perėti daug labai varstyti durų ir tiesiog bandyti kovoti dėl vaiko gerbūvio. Tas labai sudėtinga. Ligos metu ir ypač vaiko ligos metu kenčia ne vien vaikas, kenčia visa šeima, kenčia artimieji ir ne tik visas būrys artimųjų, ne tik tėvai, ir seneliai, ir broliai, seserys. Vieni kenčia dėl to, kad jiems skauda, sakykime, skauda, karščiuoja, dar kažkokie tai simptomai atsiranda. Tėvai dėl to, kad jie lyg tai jaučia kaltę, kad jie negalėjo išauginti sveiko ar pagimdyti sveiko vaiko. Broliai sesės kenčia dėl to, kad jiems neužtenka tėvų dėmesio, nes visas dėmesys būna sutelktas paprastai sergantį vaiką. Ir dėl to mums yra reikalinga ta pagalba visai šeimai. Ir tai iš tikrųjų reikalingas ne tik medikas, reikalingas ir dvasininko pagalba, reikalinga ir psichologo pagalba. Nes dažniausiai mes taip galvojam, kad vaikas, kuris, kad ir neįgalus vaikas atėjęs į šį pasaulį, jis ateina su kažkokia misija. Dažnai galbūt sujungti šeimas, galbūt išskirti šeimas, galbūt tai nepasiteisino tėvų lūkesčiai vieno su kitu gyventi kartu. Tai, žodžiu, šiuo atveju mums yra iš tikrųjų reikalinga ta tokia pagalba, visuminė pagalba, kada turėtų įsijungti ir psichologas, ir socialinis darbuotojas, ir medicinos slaugė, ir gydytojas, nes problemų yra iš tikrųjų daug. Mokyklos atžvilgiu labai džiaugiamės, kad gerą klasę turim pakankamai, bet nėra tų psichologinių dalykų, kur galėtumėm kreiptis, jeigu ten, tarkim, kažkoks atsitinka reikalas. Nes ir mažai specialistų, bent jau mūsų tam mažam miestelį. Tai reikia patiems kiek suktis, aišku, džiaugiuosi, kad šeima vėlgi yra atrama didžiulė. Kur padeda kaip vienas didelis kumštis vaikomis. Kitos labai mamos, irgi pastebėjau, kad susiduriu su to užsidarimu savyje ir su savo namų sienų. Tiesiog galvojame, mes auginam kitokį vaiką. Nes sakau, daug yra ten, sakau, iš tos išorinės aplinkos tų dalykų, kad jis galbūt taip pradeda mąstyti. Nors aš kiek irgi šnekuoju, sakau, bandykime, mes neturim taip mąstyti. Ir tiesiog, kad čia nėra kitokie mūsų vaikai, jie yra tokie pat pilnaverčiai, turi būti visuomeniai. Bet sakau, labai ta problema irgi iškyla, bet nežinau, kaip čia, užtransliuota visą, kad pagelbėt, kad tos mamos nebūtų užsidariusios savy. Jų gyvenimo kreivė tarsi sinusoidė, jeigu galėtume tai pasakyti, banguojanti. Tai būklė gerėja, tai vėl blogėja ir tų blogėjimų metu mums yra būtina ta paliatyvi pagalba. Todėl šita hospiso įkūrimas ir vystymas, jo veikla ir stacionarinė veikla ir ambulatorinė pagalba. Galbūt pradžioje pas tokį paliatyvų pacientą reikės nuvažiuoti 1 per savaitę, toliau tas skaičius
gali didėti 2-3, gal ir kasdien, o gal kai kasdien būtų galima jį priimti į hospisą. Nes ne visi pacientai, kad ir vaikai, paaugliai, nori grįžti į ligoninę. Jie daug mieliau būtų kitoje aplinkoje su savo svajonėmis, galbūt su savo šuniuku, su savo papugėlė, su savo drauge, su savo dviračiu ar dar su kažkokiu tai mėgstamu dalyku, mylimu, ko ligoninėje iš tikrųjų tikriausiai nepavyktų padaryti. Todėl hospiso aplinka gali truputėlį būti kitokia negu ligoninė. Ir paslaugos jos turėtų būti tokios, kad žmogus neturi jausti skausmo, neturi jausti troškulio, alkio ir būti mylimų žmonių aplinkoje. Powiedziałabym, że tak, hospicjum to jest misja, ale ta misja jest jakoś uzewnętrzniona w tym, co jest w pojęciu dom i człowiek. Hospicjum to jest budynek z całą aparaturą przystosowany do pomocy ludziom chorym, zarówno i dorosłym, jak i dzieciom, ale w tym budynku po prostu człowiek spotyka człowieka. Osoba chora, dziecko czy osoba dorosła, jego rodzina, jego środowisko najbliższe, które wymaga pomocy, musi spotkać się z drugą osobą, która, powiedziałabym, tą przestrzeń niemocy zamienia właśnie w pomoc. I to będzie lekarz, który mówi: pomogę Ci, pielęgniarka, pracownik socjalny, psycholog, osoba duchowna, wolontariusze w różnych przestrzeniach, że właśnie to stanięcie człowieka przy człowieku jest wzajemną pomocą. W misję hospicyjną wpisuje się właśnie posługa ludzi, profesjonalistów, którzy są przy chorym dziecku, przy osobie dorosłej chorej i przy najbliższym środowisku.